Bet jeigu tavo draugai tūsina ir leidžia laikus klubuose, tai... Jo, norit gerų blauzdų, tai reikia ties ir daryti treniruotės pradžioj, nes, pagalvokit, jūs esat pailsėjęs, daugiausiai energijos, kur tą energiją galite panaudoti tiem raumenim, kurie atsilikinėja. Tai, čia jeigu blauzdą darot ko treniruotės gale, kai esat jau nusiknisęs, užsiknisęs, nežinau kaip tai pavadinti, gražiai ir blauzdas vis tiek, nemeluokit savo, aš manau, kad jūs tikrai ne taip jas intensyviai, kaip kokias kojas arba rankas bicepsus pumpuoja. Dėl to, kodėl mano bicepsai taip geriau auga negu kokios blauzdas, nes, kiek tu dėmesio skiri fleksindamas ir darydamas stipriai bicepsą ir paskui kojų gale dienos darai blauzdas. Tai dėl to ir per pusmetį ir metus susideda tas rezultatas netoks efektyvus. Dėl to aš blauzdas darau per savaitę tarp 2-3 kartų, jos greit atsistato, netoks didelis raumuo ir dažniau geriau padarau ir tokius stiprius gerus setus. Mes visą dieną blauzdu vaikštom, todėl stengiuosi teikti tokį maksimalų stimulą. Taip pat pasidalinsiu apačioje šito video nuorodą klinikiniai tyrimai nauji yra išėję, kad blauzda labiausiai skatinimas auginimas yra tempimo pozicijoje. Tai va, įdomi šitą rašą, siūlau irgi pasiskaityti. Tai netgi sėdint treniruoklėje blauzdų pasistiebimai, vos ant tiek nereikalingas treniruoklis, kad jis sako, net reikia išmesti iš salės, nes gaunasi, kai mūsų koja yra prilenkta, mes negalim maksimaliai ištempti blauzdos, dėl to ta apkrova auginimui nėra tokia optimali, dėl to maksimalus, kai mes galim per trumpesnį laiko tarpą labiausiai skatinti raumens hipertrofiją, raumens auginimą, yra, kada koja yra ištiesta. Tai bet kokia ištiesta koja stumimą, ar tai būtų leg presė, ar būtų Smito staklės sustojus, ar būtų toksai treniruoklis, kur maksimalus kojų ištiesimas ir tada aš jaučiu visiškai, kaip mano blauzda netempia plešį. Tai kur mes galim pozicijoje taip atsistoti ir įsipatoginti, kad būtų maksimalus tempimas plėšimas blauzdom, tai labiausiai rodo raumens hipertrofijų auginimo blauzdos. Tai dėl to aš blauzdas darau treniruotės pradžioj, darau tarp 2-3 kartų per savaitę, priklausomai nuo mano dabar režimo, kuriame aš etape esu. Tai iš esmės darau irgi kokių 12 pakartojimų, 3 darbinės serijas, tai jeigu lengvai padarau 12-11, net nesiskaito kaip serija. O ištempiu ir aš netgi mėgstu palaikyti ant to plėšimo. Tai dar arčiau prieisiu. Pristoju ant to tokio momento, kai man plešia, tempia, net atrodo, net nuplyš. Aišku, atsargiai, nepersistenkit. Bet taip išplėšiu, palaikau ir pasistebiu. Kad neįkvočiau energijos ant paprastų apšilimo serijų. Apšilu ir tada padarau 3 normalias darbinės serijas, kad būtų tas 10-12 pakartojimų pasiekimas tas negalėjimo, bet nedaugiau negu 3 setų. Čia kaip gatvėje vakar vadėjau ir prie manęs priėjo ir sako, geri ikrai. Galvoju, kur man tai girdėti? Atsimenu, kažkur turbūt vaikystė, ar kas man atrodo vadindavo taip, ne? Būdavo, tikrai, ne? Ignai, pas tėtai nebuvo? Čia gal iš rusų. Man taip atrodo, kažkaip juokingai nuskambėtų. Jūsų atveju, tarkim, būtų blauzdas. Tai blauzdas, sakyčiau, daryčiau netgi po poilsio dienos, dažniausiai kaip išeina ir treniruotės pačioj pradžioj. Tai 2-3 kartų, kad 3 kartus per savaitę tai bus mažiau pratimų. Bet jeigu 2 kartai per savaitę po 2 pratimus, tai pasirinkčiau vieną pratimą po vieną koją padaryti, atsistojus pavyzdžiui, o kitą pratimą arba leg press arba čia, kad galėtų kojos nejudėti, kad nebūtų taip, kad va, matot, aš dabar iš kojų darau. Tai stabiliai kojas įstatot, kojos iš vis nejuda ir tik tais blauzdas, ir būtų kaip pozicija, kad man išplėštų ir 2-3, netgi 2 darbiniai setai. Sakyčiau, tokie maksimalūs, kai negalėjimo, nereikia 4-5, nes čia bus per daug, reikia rūmų ir reikia atsistatyti. Tai taip nuoširdžiai save nužudykit per tas 10-12 pakartojimų. Daryti daug pakartojimų po ten 20-30 dažnai nėra prasmės, nes ant blauzdų mes vaikščiame visą dieną, tas rūmų ir taip jau dirbęs, įpratęs gauti daug pakartojimų.
Nu, dabar dar antrą pratimą su kūno svorio po vieną koją padarysim. Nes net jau su kūno svorio aš padarysiu vos po 10. Nes irgi mes galėsime tyrimo nuorodą, kur rodo, kad raumens auginimas yra nuo 5 iki 30 pakartojimų. Tai reiškia, kad bet kokį pratimą, kurį daro, turite tilpti iki 5 iki 30, su to svoriu pasiekti negalėjimą. Jau virš 30 vis tiek gausis tokia kaip ištvermė. Nebe toks raumens. Nereiškia, kad jeigu virš 30 padarysite, raumuo nebeaugs. Bet vis tiek, nebe taip optimaliai, optimizuotai bus. Tai reiškia, kad jūs galite pasirinkti bet kokią treniravimo metodiką. Yra jų pilna, tai ką aš kalbu, jūs išbandysite, jeigu tai veiks, labai gerai, taip ir darykit. Jeigu tai, ką aš kalbu ir jūs bandote ir jums neveikia, tai tiesiog išbandykit kitus dalykus ir suraskite, kas jums tiks. Nes yra pilna visko, galite sportuoti įvairiais skirtingais metodais, bet visi esame skirtingi. Dėl to ir nėra, pavyzdžiui, būtinai turi daryti 10, būtinai turi daryti 8 kartus, bet pagal tyrimus ir pagal savo patirtį 12 metų su klientais, tai vis tiek aš tengiuosi tarp 6-7 bent gerą techniką atlikti pakartojimus ir iki 12-15. Man toksai geriausiai jaučiu, nes jeigu virš darau kokių 15 pakartojimų, gaunasi tokia labiau padustų greičiau, arba kiti raumenys jau pradeda įsijungti, jaučiu, kad tokį didesnį nervų sistemos apkrovą jaučiu, tokį didesnį nuovargį pajaučiu ne pats raumuo. Dėl to aš mėgstu geriau apšylu, pailsiu, neišnaudoju energijos, išnaudoju 56% energijos, paruošiu kūno darbų ir tada užsidedu tą maksimalų 100% svorį ir padarau tarp 8-12 pakartojimų, visiškai nužudau gerą techniką, kiek galiu ir palieku. Vėl pailsiu, sėda tarp minutės 3, pilnai atsigaunu ir vėl šiusugų padarau, kad suteikti maksimalią apkrovą, maksimalų išplėšimą, raumens išplėšti, suspausti, kad kuo labiau tik tais būtų raumens sugirimų. Čia kalba būtent apie raumens sugirimą. Kiek tu darai blauzdas per savaitę? Šiai dieną gaunasi 2, nes aš vis tiek dabar deficite kalorijų. Tikslas yra man išlaikyti raumeninę masę ir neprarasti raumens dietos metu. Tai kada esu deficite, aišku, valgau mažiau negu man reikia, tai jeigu aš būsiu tik deficite ant dietos, aš prarasiu raumenį, kurio aš nenaudoju. Tai turiu kaip tik įdarbinti raumenį, suteikti jam stimulą, kad jo neprarasčiau dietos metu, kad kūnas gautų stimulą, kad aš naudoju tą raumenį. Nes kitaip, jeigu aš jo neapkrausiu arba pradėsiu daryti daugiau pakartojimų, reiškia, imsiu mažesnį svorį, kad pradėti daugiau pakartojimų ir gaunasi, kad raumuo negaus 100% apkrovos. Ir esi medžiagų trūkume dabar, tai raumuo kaip tik atsikratys raumens, nes raumuo naudoja energiją. Ir jeigu kūnas neadaptuotųsi prie situacijos, nes raumuo naudoja energiją ir aš nedavalgau, esu deficite, tai reiškia, tada kūnas pirmo vietoje atsikratys raumens, o ne riebalo. Jeigu tu raumens naudosi, nes aš kūnui nesutikiu medžiagų, esu išgyvenimo būsena dabar, survival mechanizme. Ir kūnas geriau atsikratinės pirmiau raumenį, nes raumuo ėda naudoja energiją, o ne riebalą. Dėl to turi apgauti organizmą, kad stipriai sportuoti, toliau vis tiek maksimalą apkrovą raumeniui suteik, kad tu juos naudoji. Dėl to raumuo saugos, tą raumenio degins tą riebalą. Dėl to sunkios treniruotės ir yra tikslas išlaikyti, stengtis tuos pačius darbinius svorius išlaikyti, taip pat stipriai sportuoti, kad kuo daugiau mes raumens išlaikytume dietos metu, išlaikytume raumenį ir nusimesime tik riebalą. Tai trumpai tariant apie riebalų deginimo principus, kad jūs suprastumėt.
mes valgom baltymą, mums baltymų reikia raumens atsistatymui ir kad mums dar užtektų baltymo raumens pastatymui naujai ląstelei, nes jeigu mes nedavalgysim baltymo ir sportuosim, mes švaistysime laiką salėje. Tai mums reikia baltymo. Kada mes davalgom baltymą, yra pagrindinis, vos nesakykime, mūsų dienos tikslas, kad mes turėtume ir kitoms funkcijoms, ir inkstam, kepenim, organams, ląstelėms, plaukams, smegenim, visiškai viskam, taip. Tada įeina kitos kalorijos iš angliavandenių ir riebalo. Tai kai mes pervalgom per daug angliavandenių, tai pirmoji vietoje eina į glikogeną ir raumeninės atsargas, į kepenis, kur laiko taip pat tenais. Ir kada būna raumenų atsargos glikogenas jau pilnas nuo angliavandenių, kuriuos mes valgom, viskas, kas eina virš, jeigu mes dar toliau valgom angliavandenius, eina į riebalą. Tai viskas labai paprasta. Tai čionais iš seniau, labai senų senovės, 1000 metų atgal, mes buvom taip, kad susimedžiojam kokį nors gyvulį ir šiai dienai mes jo turim daug, bet jeigu tą mėsą mes paliksime 2-3 parom, jinai suges. Dėl to privalgom daug, kūnas pasisavina kiek jam reikia ir tada nueina į atsargas, į riebalų atsargas. Tai riebalinis audinys yra mūsų kaip energijos atsarga, kurią mes galėtume, jeigu nevalgom 2-3-4 paras, mes turėtume iš kažkur dar energijos paimti ir išgyventume, datentume tas kelias dienas. Seniau nebuvo tokių sąlygų, kaip pas mus dabar galim susikyti maistą į namus ir bet kada visur kažkur pavalgyti. Dėl to irgi tokiam pamastymui, kas pasikeitė šiai dienai, kodėl tiek daug žmonių yra nutukusių ir kodėl turi antsvorį. O seniau mes matome nuotraukas prieš 50-80 metų, visi paplūdimy buvo su sixpackais gražus ir tiesiog formai. Tiesiog keičiasi sąlygos, gyvenimo sąlygos, sakė tokias dabar, kad mes maisto neturėtume po ranka, yra labai sunku. Visur yra burgeriai, reklamos, viskas yra tiesiog labai lengva maisto gauti. Seniau nebuvo tokių mūsų maisto galimybių įsigyti ir pavalgyti taip dažnai. Tai tiesiog laikai keičiasi ir mes negalime lygintis, kas buvo prieš 100 metų ir dabar. Tai anksčiau, dėl to mūsų evoliucija ir taip pasikeitė, kad organizmas turėtų iš kažkur tą energiją pasisaugot, ją kaip į sandėliavimo vietas įdėti riebalinis audinys ir mes tada išgyvenam daugiau dienų, kol mes vėl surandam kažką sumedžioti ir pavalgyti. Tai jeigu mes per dažnai, per daug valgysim ir būsime kalorijų perteklių, mes kaupsime į riebalinės atsargas. Tai, kaip pavyzdys, yra viešbutis ir į viešbutį mes vis priėmam daugiau žmonių, imam, ir kada viešbutis yra pilnas, jeigu mes toliau priiminėsim žmonės, kviesim, tada turėsim statyti dar daugiau kambarių ir tada viskas eina į riebalą, taip? Bet kad mes žmonės išvarytume iš to viešbučio, reikia kaip tik juos nustengtis kažkaip išpušinti iš ten, taip? Todėl jeigu mes sumažiname visas atsargas, tai paprasčiausiai tas riebalas ir degs. Tai dėl to mes turime suteikti kūnui daug mažiau maisto, negu mums reikia, kad jis naudotų energiją kaip atsargas. Nežinau, kažkaip paaiškinau. Dar man mintis užkrito viena. Vis tengiuosi su mentim, kuo labiau išvažiuoti į priekį, kad išsitempt ir suspaudžiu. Kad tu pilna amplitudė ištempimas. Ir kai traukiu irgi galvą biškį prikeliu, nes jeigu aš pastoviai laikysiu galvą nulenkęs, tada ribos mano amplitudė. Tai ir išsidėsiu. Laikuojant tempimo, plėšimo, kad ištemptų viską ir išpučiu orą, vėl įkvepiu. Paušiu tempimo, kaip mentis net išsiplėšia. Ir būtent nugaros viduriui. Jo, tai pirmą pratimą padariau 2 darbinės serijas, tai 2 maksimalės serijas, nedaugiau. Nes jaučiu, kad jeigu per daug tų serijų darau, aš neatsistatau tiesiog. Tai kaip ir minėjau, bandau optimaliai 100% viską pasidaryti. Energijos daug nešvaistau ant apšilimo serijų, tik tais maksimalės, dažniausiai 2-3 max darbinės serijos gaunasi per pratimą. Tai čia irgi
Rašilimo seriją pasidarysiu. Tai pakelą atsinešiu tam, kad galėčiau maksimaliai ištempti, kuo daugiau atsiverti, kad mano netgi sparnai apsikabintų šonkulius, kad kuo labiau jie taip išplėštų. Stengsiu laikyti krūtinę į viršų ir išvažiuosiu krūtinę laiko viršų, kuo maksimaliai kiek galiu, kad netgi virstų sparnai per priekį ir suspausiu. Nes jeigu nebūčiau pakilos, tai mano rankos ilgos yra ir atsirengtų žemė, tai amplitudė yra daug mažesnė. Kuo didesnė amplitudė, kuo labiau galiu ištempti, suspausti labiausiai skatintų raumens hipertrofijų raumens auginimą. Dėl to reikia kartais savo pliusus minusus atžvelgti, nes vieni ir esam ilgesnį turime liemenį, jau kiti pratimai, ilgesnis rankos, jau kitokie pratimai. Ir pagal save ir žiūrim, nebūtinai kaip mano draugas sportuoja turi aš daryti tą patį arba koksai Chris Bumsteadas reiškia, jo pratimai man tiks. Dėl to viskas turi būti sustiguota protingai ir eilės tvarka pratimų, serijų skaičius, nes jeigu per daug serijų darysi tai raumenų grupį per savaitę, jau negerai. Gausis, kad atsistatymas gali būti nebe toks pat. Galbūt per mažai jūs irgi ilsitės, per mažai dienų poilsio, nes pirmo augo, kada mes ilsimės. Tai labai reikia atsižvelgti šios dalykus, dėmesį. Ne, krūtinę į viršų, laikau ir išvažiuoju, krūtinę viršų. Apšilom miškį. Nešvaistu per daug energijos, tai yra lengvas svoris, apšilimo serija, tai net neskaičiuoju. Taip pat savo appsą naudoju Insane Coaching, kur ir visus klientus, kurių progresą stebiu. Tai sudarau programą, o kaip matote, yra pratimai, sufilmuoti, kaip atlieku, kaip paaiškinu, spaudžiu log this workout, čia pasirašęs antro lygo kėdutę naudoju, tai pirmą seriją aš darau 100 kg, čia prieš savaitę rodė, prieš savaitę naudojau 100 kg ir padariau 15 pakartojimų, dabar aš padariau 17 pakartojimų, tai čia labai lengva buvo serija, tada vėl antrą darbinę seriją vėl atlikau su 100 ir padariau dabar, man atrodo, 9 pakartojimus, tada rodo naujas rekordas. Šitam treniruoklį padariau kitą savaitę buvo 17, dabar 15 kartų su didesniu svoriu. Tai taip kiekvieną pratimą dabar darysiu štangos pasilenkos traukimą. Tai praeitą savaitę buvo su 60 kg, padariau 12 kartų. Dabar pabandysiu užsidėti 80 kg, padaryti 10 kartų. Įveikti save. Tai va, visi pratimai, rašausi ir man rodo prieš savaitę primena su kiek ką dariau. Tai aš tokiu būdu net būdamas ant dietos, jeigu matau, kad mano jėga kris nebeišeis padaryti tiek pat, kiek buvo prieš savaitę, reiškia prarandu raumenį. Vienas iš indikatorių bus. Rankų duomenys, tokiu būdu aš esu visiškai kontrolė savo kūną. Jeigu matau jėga kyla, progresuoju, augu, tobulą, nieko keist nereikia. Gražiai vedriu, bet jeigu matau, kad mano nuovargis ir atsikeliu pavargęs, jėga mažėja, reikia kažką keisti. Dėl to rašykitės ant popieriaus, telefone, kad matytumėt progresą. Ne tik svoris, matinius nuotraukos, bet ir vaizdas. Plius smagiau sportuoti, kai tu matai, su kiek darai ir bandys savį veikti kiekvieną treniruotę. Nu ką, iki varžybų liko 11 savaičių. Nemeluosiu, savijauta jau toks energijos lygis, sakyčiau, kokie 6. Kiekvieną dieną dabar kardio gaunasi po 40 minučių. Pulsą laikant 135-140, žingsnių kiekis kiekvieną dieną 12 000. Čia kardio nesiskaičiuoja, papildomai 12 000. Tai aš sukuriu dabar deficitą, nes buvo pas mane dabar 10 000 žingsnių keletą savaičių. Dabar maistą išlaikiau tokį patį, padidinau tik tai žingsnių kiekį ir kardio plus 10 minučių. Tai aš jau per aktyvumą dienos ir vaikščiojimą ir išnaudoju energijos. Tai gaunasi, kad aš deficitą kalorijų sukūriau tik per judėjimą, nereikėjo man maisto mažinti. Tai jau tada iš karto aš pradėjau toliau mano svoris pradėjo kristi. Dėl to atsiminkit, per daug maisto nemažinkit, nes kiti apykaitos sulėtesnis, kūnas adaptuojasi, ką mes darom. Kaip kalbėjau ir prieš tai. Nes jeigu pastoviai apykaita būtų greita, mes nieko nevalgom, kūnas pats save sudegintų. Dėl to, jeigu mes per ilgai, per mažai valgom, kūnas prilėtina apykaitą, kad savęs neišnaudotų, nes energiją reikia kažkur naudoti. Dėl to išlaiko maistą aukštą, judam, sportuojam ir kūnas ir degina, viską medžiagų apykaita išlieka aukšta. Dėl to reikia kartais įmesti tas užkrovas, iškrovas. Tai pas mane dabar iš tikrųjų netgi jau 6 dienas iš eilės esu deficitą ir turbūt ryt po ryt žiūrėsiu, kaip atrodysiu, bet jau jaučiu, mano jėga mažėja, šalta, dabar nelabai raumens jaučiu, kad reikės užkrovą daryti.
tas raumo toks tuščias flet, dėl to aš toks biškai mažesnis šiandien atrodo, nesipumpuoja man raumo. Tai visi šitie indikatoriai man rodo, kad reikės užkrovą to daryti. Padės raumens neprarast ir išlaikyti apykitą aukštą. Gerai. Šis nejaučiu raumens darau, toks tuščias, net galūnė šaltos, tai vat parodo, kad biškai didesniam deficitą dabar pabuvau keletą dienų, bet žiūriu, svoris pakrito gerai man, aš šias 5 dienas minus 400 gramų, tai 500 gramų. Dabar net laukiu užkrovas, laukiu angliavandenių daugiau. Tada vėl angliavandenius valgysiu, glikogeną apipildys, raumuo išsipūs, tada oda labiau apsitemsi, netgi dar daugiau detalių matysis. Nes raumuo vėl pilnas bus. Tada vėl kitą dieną deficitą, apykitą toliau aukštą. Mažiau valgau, toliau riebos dega. Kiek dienų šitas daromas, tos užkrovos, tarkim? Sakyčiau, tą užkrovą pasidarau tarp 3 ir 7 dienų. Galbūt po 3 dienų ar 4 dienų deficito. Labai žiūriu pagal savijautą, žiūriu pagal svorį ir pagal jėgą. Pagal šios visus dalykus. Kuo ryškesnis būsiu, tuo dažniau reikės daryti, kad neprarasti raumens, nes nebeturi riebalinio audinio. Ir jeigu per ilgai pabūsiu deficite, kūnas nebeturės iš kur energijos imti. Ir riebalo nėra, tada degins raumenį. Tai kas yra deficitas, tiesiog ant baltymų sėdi tada? Ne, tai baltymų daugiausiai, angliavandenių mažiau, baltymo mažai. Nėra skirtumo, ar jūs valgysit keto, tai iš vis be angliavandenių, ar jūs būsite angliavandenių ciklavime, ar jūs būsite protarpinę badavimą. Jeigu tau patinka riebiai valgyti sūris, avokadai, tada tau galbūt ir tiks keto dieta. Bet jeigu tau patinka angliavandeniai, ryžiai, makaronai, tada mažiau riebalų, daugiau angliavandenių. Bet baltymas visą laiką turi tą bazę surinkti baltymo, nes turi raumenį statyti ir auginti. Bet iš visų tų dietų, pagal visus tyrimus, pagal viską, dega riebalas taip pat lygiai. Čia labiau kas tau labiau patiks. Galbūt tau patinka keto, nes nėra tokio kaip nuotaikų svyravimo, alkio jausmo didesnio, nes riebalas duoda tokio sotumo jausmo. Nėra cukraus svyravimo. Tai tau keto tiks. Galbūt tau patinka labai angliavandeniai ir galbūt tu intensyviai daug sportuoji. Angliavandenių biškiai, kur yra daugiau, tai labiau tiks, nes angliavandeniai yra energijos šaltinis. Galbūt tau nepatinka pusryčius valgyti, tai potarpinis bananas bus irgi labiau nauda. Tu geriau jauties nevalgęs. Tačiau pagal save tą strategiją pasirink. Bet vis tiek turi būti deficite, turi baltymus, kad raumes neprarastum ir kitom funkcijom aprūpinti. Tai čia nesvarbu, ar tu valgysi biškai daugiau fetų, daugiau angliavandenių ir daugiau feto, riebalo, mažiau angliavandenių. Čia jau pagal save pasirinkti. Dėl to mes visi skirtingi, medžiagų apykaitos skirtingos, gyvenimo būdas skirtingas, daug kas anksti keliasi, kiti ne. Tokių daug niuansų yra. Tai iš esmės kalorijos. Viskas yra kalorijos. Šitą kadą dabar iš čia paimk.
nugaros raumenys išstumė netgi įgarsinimų. Išspėjo. Jo, tai mano dabar dienos rutina, atsikeliu ryte, padarau kardio, 10 minučių impulso, 1.35–1.40, pavalgau savo mėgstamą blyną čempionų, grįžtu namo, padirbu prie kompo, su online klientais, sporto mitybos planai, sudarimas, žiūriu insanefits.com irgi papildau visus užsakymus, kam reikia kažką rašyti, tada vėl pavalgau, po 2 valgymų važiuoju, tada jau salę be su svorį sportuoti. Tai irgi keliuosi 6, tai toksai smagu iš tikrųjų atsikelt daug anksčiau, gatvės tuščios, ramu, nieks netrukdo. Tas rytinis kardio padeda išsijudinti, aišku, tingiu, būna dienų. Per 7 dienas per savaitę jaučiuosi motyvuotas kokią 1-2 dienas. Tai motyvacija yra jausmas, jis pastoviai keisis. Tai kaip Markus Aurelijus, vienas galingiausių žmonių pasaulyje, irgi yra sakęs, rašęs tiksliau, kad ar aš esu tam tik sukurtas, čia esu šiam pasaulyje, gulėti iš to šilto lovo ir viskas daugiau nieko neveikti, nedaryti. Ir po 1000 metų mes vis tiek atsikeliam ryte ir spaudžiam tą snooze mygtuką keletą kartų ir neišsijudinam iš lovos, nors savo dieną prieš pažadėjau atsikelti anksčiau, pasidaryti kardio, prasibėgti, galbūt pasidaryti kažkokius papildomus darbus, kurie mane prives arčiau tikslo, nebūtinai sporto tikslai, galbūt verslas, galbūt kažkokie skambučiai, galbūt kažką susirašyti. Excel'yje reikia padaryti tam tikrus darbus, bet mes vis tiek kažkodėl stabdom. O laikas mums duotas ribotas, mes niekada nežinom, kas nutiks, nors ir kaip tik vėlai skamba, mes tai visi suprantame, bet net taip patys visi gyvūnai, anksti ryte atsikelia tos pačios, kaip Markus Aurelijus sako, ir skruzdėlės, ir bitės, ir vabzdžiai. Turim kažkokią savo rolę, ką mes turim padaryti per tą savo dieną. Kažkokie savo įsipareigojimai, savo tikslo siekimas, realizuoti save, siekti savo tikslo. Nes mes jaučiam iš tikrųjų tą pasitenkinimą, kai mes kažką siekiam, kažką darom ir pasistumėm gyvenime į priekį. Tai toksai pamąstymai gilus, kad aš manau, tikiu, kad mes esam daug daugiau šiam pasauliu negu tiesiog užsisakyti maistą, čilint, padirbti iki 5, grįžti namo. Taip gal ir, aišku, kaip kartais yra smagu tai padaryti, bet tas yra smagu kartais padaryti, kada tu įdedi darbo, padarai viską, pavargsti ir tada save apdovanoji tokį poilsį ir tada pasimėgauji. Bet čia galbūt aš biškelį ko crazy ir mes esame, kuris tu žiūri šitą video, visą mūsų šitą bendruomenę esam pamišę, norim rezultatų, norim čia ir dabar, bet čia ir dabar nepasinaro, užtrunka laiko. Dėl to šitam sporte, nebūtinai netgi ir verslas, sportas, tas pats dalykas, reikia laiko. Čia dabar nebūna rezultatų. Tai tas mažos rutinos pasistatymas, tas anksčiau atsikelimas, kai anksčiau atsikeliu, aš kardio darau 4 minučių paklausau audio knygą, tai įvairias temas savigda, marketingas, psichologija, kaip su mintim, kovoti, susidėlioti, discipliną, rutiną, įpračiai. Tai jau kažkokį vieną žingsnį į priekį padedu. Tas man teikia malonumą, kad aš aišku nenoriu, bet padarau, bet po to kardio aš tai gerai jaučiuosi. Ir žinau, kad pasistumėjau priekį. Tai va čia ir tas džiaugsmas ir smagu yra, aš manau, jūs pritarsit ir mes esame biškai crazy, kad mes vis norim kažkokio gyvenimo daugiau, dar. Ir tas jausmas, kad niekada, never satisfied, niekada negana, norisi dar. Bet tas ir smagu, taip? Kokie va dienos pamąstymai. Mano pratimai nugaros, tik tais po 2 darbinius setus darau, tai dabar sekantį pratimą vėliau, kur po šito darysiu, bus jau 3 darbiniai setai. Tai vis tiek, aš žiūriu pagal, priklausomai, aišku, nuo raumenų grupės, bet nugarai pas mane per savaitę grupė gaunasi 20 daugiausiai working setų, darbinių setų. Stengiuosi daugiau nedaryti, nes pastebėjau, jeigu per daug padarau nervų sistemą apsikrano, toksai nuovargis, tas fatigue būna per daug didelis ir gaunasi, kad pastebėjau, mano jėga pradeda kristi. Tai aš netgi susimažinęs setų skaičių ir padarydamas juos tikrai 100% iki galo, vietoj 4 setų negalėjimo padarau, man palisėjus 2, maksimaliai viską atiduodu save. Pastebėjau, net mano jėga pradėjo kilti ir daug geriau atrodyti, pradėjo raumo pilnesnis. Tai vat pasižiūrėkit, kad galbūt jūs per daug dar, galbūt rankų per daug dar, nes rankos mažas raumo. Greitai atsistato, tai rankas geriau būtų dažniau daryti, nes mažas raumo greičiau atsistato. Bicepsas vos ne kaip kokie 4 pirštai dydžio arba delta kaip 2 pirštų dydis. Tai tam raumeniui nereikia tiek daug, kiek krūtinė ir nugarai. Tokiam pamąstymam jums pamėtų biškelį. Važiuojam.
išspjovė mikrofoną. Dėl mikrofono. Va, kaip tik. Pagal statistiką YouTube'o, kažkodėl visų žiūrovų esat subscribinę tik tais 8% žmonių, kurie žiūri. Tai prašau, jeigu jums negalė paspausite subscribe mygtuką, padėsit, duosit man daugiau motivacijos dažniau kurti, va, Ignui operatorių atlyginimą galėsim padidinti, jam bus daugiau motivacijos mane filmuoti. Tai va, jeigu nesunku, paspauskit, prenumeruoti, dalykite su draugais, nes, nu, vis tiek, laikas, viskas, nu, suprantat, man irgi pačiam bus motivacija labiau stengtis daryti dažniau video. Tokie produktai visokie su užrašu protein, sport, fitness, protein sureliai, protein varškė, protein jogurtas, protein dešrelė, protein batonas. Jo. Tai... Aš manau, kad tai yra marketingas, tai dabar viskas, kas yra baltymai, proteinas parašyta, parduoda, bet reikia žiūrėti į lentelę. Tai jeigu pažiūri į kalorijų lentelę, ten yra cukrus 230 gramų, o baltymo įdėta 6 gramų, ten prašysiu, kad protein pavadinimas, nu tai čia apgaulė. Šiandien, nu... Tai blogai, tai kad tai nieko nesiskiria, jeigu tu vis tiek gauni cukrus belenkiek keturiebalų, geriau normalų produktą kaip mėsos ar žuvies arba tai kiaušinių suvalgyti ir nusipirkti arba proteiną savo išgerti. Bet kad prašyta proteinas arba ten wellness ar fitness, nereiškia, kad tai yra sveika. Žiūrėkite ingredientus, kas yra sudėta, sudėti pačią. Čia yra svarbiausias dalykas. Tai gerai, jeigu kažką skanaus, tai sakykime protein baras. Tai protein baras, manau, jeigu geresnį sudėtį suradus, galima tikrai vietą kažkokio valgymo suvalgyti, gaunasi baltymų kiekį. Visai atitinkamą biškį angliavandenių. Tai va tas, manau, yra gerai. Tada imčiausi gal kokį tas valijo ar pudingai dar, tada, o jeigu dar tokių visiškai esu dietų ir nenoriu nusižengti ir turiu būtinai tik baltymo, tai eina tada tūnos skardinės yra ir tos mėsos paruoštos filė, tai va tokių daug variantų. Bet protein barą aš pasirinkčiau vietoj vieno valgymo atitikti dienos kalorijas ir kad baltymo gauti tikrai, manau, viskas okei su tuo. Nepakenks tikrai riebalų deginimui. Kodėl iš 8 žmonių 7 žmonės numeta svorio, bet jiems grįžta vėl atgal svoris. Čia įdomus tyrimas buvo Tavos universitete atliktas. Va, matote, klinikės tyrimas, galite apačioje nuorodą rasti paskaityti. Rodo, kad tik 5% iš tų žmonių jiems pavyksta išlaikyti tą svorį. Ir tyrimas buvo atliktas tai, kad netgi paėmė jų draugus, su kuriais jie leidžia daugiausiai laiko, ir giminaičius. Ir jeigu jų giminaičiai draugai turi antsvorį, yra nutukę, tai dažniausiai ir jie bus nutukę ir nepavyks numesti svorio arba tas svoris grįš. Nes liečia įpročiai. Tai norint išlaikyti tą svorį, vos neturi keisti savo tapatybę. Ir dažniausiai žmonės priauga atgal tą svorį, nes jie laikosi dietos, restrikcijų, gaunasi kaip kokios maisto kalėjimas, food jail. Tai gaunasi, kad antiek save laikai ribotai ir tada viskas, numeti svorį, vėl apsivalgai. Tai reikia keisti savo įpročius, savo dienos, ką tai eigoje, ką darai. Tai jeigu tavo draugas arba susirandi naujus draugus, kurie sportuoja, intensyviai leidžia laiką, aktyviai leidžia laiką tenisas, plaukimas, bėgimas, dviračiai, tai tu irgi tą patį darysi ir išlaikysi savo gražų gyvenimą. Tai vos nereikia atsirinkti tokią aplinką, su kuo tu nori leisti, nori būti verslą statyti, ar su verslininką kokį, su kuriuo daugiau laiko leisti. Bet jeigu tavo draugai tūsina ir leidžia laikus klubuose, tai čia yra įpročio reikalas. Dėl to įdomus tyrimas buvo atliktas, kad statistiškai reikia savo tokią aplinką apsidėlioti, su kuo tu labiausiai laiką leidėti, susirastų žmonės, kas nori tapti būti, ar tai būtų verslas, ar šeima, ar santykiai, į tą pusę
ir pasineri. Gal tai žiauriai skambės, galbūt tavo draugai su jais leidai laiką, gal su tu pasikėlęs, bet yra tai mūsų rankose, mūsų pasirinkimas, ką mes norime su savo gyvenimu. Jeigu nori pokyčio, turi keisti savo aplinką. Jo, tai šiandien treniruotę aš darau nugarą 2 kartus per savaitę, pas mane gaunasi viena diena labiau nugaras vidurys. Tai šiandien buvo, matėt, visi pratimai buvo labiau nugaras viduriui. Suspaudimai pagrindė nugaras viduriui. Tada šeštadienį darau sparnam daugumą pratimų pasirenku. Tai aš darau, va šiandien antradienis, darau pagrindinę nugarą vidurys, glauzas pradžioj ir dar pečių galinę deltą pasidarau irgi, nes delta galinė dirba. Tai taip papildomą krūvį duoda. Pas mane pečiai gaunasi irgi, kaip ir galima sakyti, per 10 dienų ciklą 3 kartai per savaitę. Nu, dar bicepsų vieną pratimą, tai rankas aš darau 2 kartus per savaitę. Su nugara bicepsą padarau, tada dar skirią rankų dieną darau su pečiais. Tai bicepsą darau ne iš šitos pusės su trosu, nes gaunasi krūvės iš priekio. Tai gaunasi, kad aš ranką, kai nuleisiu, atsipalaiduos. Todėl aš mėgstu apsisukti, kad įtampa būtų iš ten. Tada raumuo visą laiką gaunasi apkrovai. Tada aš galiu maksimaliai nuleidžiu ir vis tiek plėšimą jaučiu, plėšiu maksimaliai raumenį, kas skatina labiausiai raumens, hipertrofijų raumens auginimą. Tada kol kūnė stabiliai, suspaudžiu ir lėtai leidžiu. Jį išplėšiu, kiek tik galiu. Čia iš tavo bitkas juokėsi kamus turbūt. Prajuokęs. Ne, iš tikrųjų, čia iš mano mažų blauzų juokėsi. Žinai, čia ženklas, kad per daug laiko salėje leidžiu. Nebūkit toks kaip aš. Kiek čia? Vieną dieną salėje, po 2-3 valandas gyvenimų neturiu, taip? Tai tikrai taip neturi būti, aš esu nesveikas dėl šito. Užtenka tikrai salę nueiti 2-3 kartai per savaitę po 4 minučių, norint pasiekti gražesnį figūrą, susimažinti riebalų procentą. Nu ką, viskas, video pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjot, lauksiu komentarų, kaip jums video, ką norėtume toliau pamatyti ir būtinai prenumeruokit. Nu, viskas treniruotė baigta, bicą užpumpavom ir dabar iškart po sporto, tai prieš sportą pas mane eina ryžių košė, Insane Fits,
su Insane Fits proteinu, tai aš mėgstu paįvairinti. Prieš sportą su koše naudoju braškę su bananu proteiną. Pavalgau už pusantros valandos sportuoju, dabar iš karto po sporto baigiau sportuoti, savo keliauninko maišelį turiu. Iškart pasiruošęs košės irgi su savim pasiemu. Tai va, kaip jinai atrodo, Insane Fits ryžių košė. Taip pat ta ryžių košė yra iš gamyklos, kuri gamina kūdikiams maistą. Tai ekologiška visiškai ryžių košė, ingredientai geresnės kokybės negali būti. Tiesiog, pats parašiau gamyklą, kuri gamina kūdikiams maistą, ar galit man padaryti sportininkam, kad nebūtų tiesiog paprasti ryžiai sublendinti, o kad būtų būtent ekologiški. Nes jūs buvo tai, kad kai jūs plaunat, kai verdat ryžius, įmetat juos, praplauti reikėtų ryžius ir būna visas tokia balta masė išbėga šleikšti. Tai kaip jūs perkat paprastus pigius ryžių košę, ryžių dribsnius, ten ir būna su tom visom nesąmonėm sumalti. Dėl to ir kūdikių įmonė kreipiausi, kad būtų maksimali kokybė tikrai, dėl to ir kaina biškelį aukštesnė. Tai va, iškart susimaišau dabar su sneaker, su skoniu, tai dabar čia sneakerinė košė. Va, tada dedu dar aš išprakaitau vis tiek mineralus druskas, tai Himalajų druskos biškai. Turiu susimnešio savo druskytę, taip, teisingai. Sakau, aš esu biškelį pamišęs, bet norint būti pasiekus kažkokioj srity kažką turi biškai būti crazy, taip? Gerai. Ir mano košės šufelis, tai mėgstu būtent tokį šaukštelį, toks kaip kastuvėlis. Tai tiesiog ramiai pavalgau ir paskui kitas valgymas už pusantros valandos, nes šitas man pasisavina per realiai valandą laiko. Labai greit, nes izoliatas, visos aminorūgštys, baltymas, uogos 200 gramų ryžių košė. Tai vis tiek kiek yra pagal setą, pagal savo tikslą irgi pasidėliokit.